Ugandoje, o nežinojot šitą? Jis turi savo Jono vardo karstinėje įgriuvą, kurią kartas nuo karto lanko. Tai aš manyčiau, Jonas tikrai mane galės dar papildyti, o aš, kaip jau minėjau, keliautojo žvilgsniu. Tai Ugandoje teko būti vasario mėnesį, 2 savaitės. Ir kaip matot, ekrane yra kelionės aprangos kodas. Mano visos kelionės tai yra nepoilsinės, tai yra žygiai, kalnai, įspūdžiai, gamtos pažinimas. Kuo toliau, tuo labiau suvokiu, kad net gėda prisipažinti, manęs miestai visai nedomina. Mane domina tik tai gamta ir jos paslaptys. Tai vat ir šita kelionė yra susijusi su gamta ir jos paslaptimis. Ugandoje yra 10 nacionalinių parkų, per 2 savaitės teko apsilankyti 5 nacionalinėse parkuose, o vienas iš tų traukos objektų, pasakius žodį Uganda, tai visi keliautojai žino gorilos, šimpanzės, kurių jau labai mažai likę mūsų planetoje. Gorilų priskaičiuojama truputį virš 1000 pasaulyje, kalnų gorilų. O šiame parke, kur mums teko pabuvoti, tai jų yra virš 400. Tai ėjom, stebėjom, o dabar pradėsiu iš eilės, kadangi kalbam apie Ugandą, labai norisi taip, iš principo, kas tai yra per Ugandą ir kodėl aš parašiau palyginamoji informacija. Tiesiog Lietuva ir Uganda, kuo mes panašus, kuo mes skiriamės. Tai Uganda, kaip matot, yra centrinėje Afrikos dalyje, nedidelė valstybė ir jos kaiminė yra Kenija, Pietų Sudanas, Kongas, Ruanda, Tanzanija. Šiaip jau Užsienio reikalų ministerijos tinklapį yra net su raudonai parašyta. Tai šalis, į kurią rekomenduojama nevykti, nes tikrai daug visokiausių pavojų, žiūrint tokių valstybinių požiūrių. Ir politiniai neramumai, ir lygos, tai maliarija, MCC, ebolos virusas, kuris, kaip sako, geltonoji šiltinė, nuo jos skiepijomės. O visa kita tai buvo laimės dalykas. Į kas, nei kas, jeigu į kas, tai gal ne taip gerai baigsis. Jeigu nei kas, tai ačiū Dievui, tai atrodo viskas tvarkoj. Tai į plotų Uganda 3,6 karto didesnė už Lietuvą. O gyventojų Ugandoje 17 kartų daugiau negu Lietuvoje. Vidutinė amžiaus trukmė yra, kaip matot, 51-53 metai. Ir tokių kaip aš, Ugandoje pagal amžių yra 2,1%. Seniai išmirė, kadangi jų amžiaus trukmė kitokia. Ir 50% šalies žmonių yra iki 15 metų. Ir internete radau šituos skaičius, kad 50% gyventojų gyvena už $1,25 per dieną, per parą. Čia pagal BVP truputėlį dar pasižiūrinėjau ir Uganda gana sutikome daug turistų, tai pasirodo vos nepanašiai kaip ir Lietuvoje. Ugandoje turistų apie 1 milijoną per metus, Lietuvoje 1,2–1,4 milijono. Tai va tokia šalis, palyginus su mumis. Ir kadangi kalbam apie šalį, be abejo pradedam kalbėti, joje gyvena žmonės šioje šalyje. Ir kuo mane savitai sužavėjo žmonės, tokie labai pozityvus, gana draugiški, o moterys gyvenančios tokiam jau buitiniam skurde, aš jums paskui parodysiu jų buitį, kaip gyvena, jos išeina iš savo tų vos netvartukų, bet tokios pasipuošusios, susišukavusios, pasitempusios.
Kaip matot, vienas vaikiukas ant juosmens, dar krovinys ant galvos, tai yra tipinis jų gyvenimo būdas moterų. Ir kodėl aš vis pabrėžiu moterų, taip labai gražiai juokavomės ten, aš nežinau, gal Jonas kitaip galėtų mane papildyti, bet tai yra mano tik tai įspūdžiai. Mes vis klausim, visur moteris ir vaikai važiuoja mieste, daugiausia moteris ir vaikai, laukuose dirba moterys, ten kažką tai vandenį neša moteris, o tai kurgi vyrai? Nu, tai aišku, lengvai pajuokavo, o jeigu kas užpuls, o jeigu tėvynė reiks ginti, vyrai turi būti pailsėję, nepervargę. Tai aišku, čia lengvas humoras, bet man susidarė toks įspūdis, kad pagrindinė, sakykime, ta jėga, kuri laiko viską ant savo pečių, tai yra moteris. Ir pamatysit, darbas laukuose arba darbas žemės ūkyje, ir tada pakomentuosim dar atskirai. Bet tos žmonės, tai yra važiuojant iš vienos vietovės į kitą, mes Ugandą apvažiavom visą ratu, po tuos nacionalinius parkus, tiesiog pakelės vaizdai. Žmonės čia gyvena ir kadangi dirvožėmis pagrinde, kiek mes važiavom, pagrinde dominavo raudonas molis ir matomai jisai yra tinkamas plytų gamyboj. Tai jie čia kasa, čia, va jau matot, štai kur pasidarė, kad čia plytas pasigamina, jie išdega. Ir čia jie stato. Ir yra ir su langais, be abejo, miestuose, Entebė, Kampaloje yra, ypač Entebėje važiuoja ir sunku patikėti, kad tai ta pati Uganda, kontrastas neapsakomai didelis, arba nuvažiuoji ten, kur kavos plantacijos, arbatmedžių plantacijos. Labai aiškiai matosi, kas tas plantacijas valdo pagal namą, kuris stovi ir kas jam dirba. Čia pas mane vaizduose, sakykime, eilinių ugandiečių namai ir eilinių ugandiečių kasdienybė. Dabar gyvena žmonės, tai jie turi iš kažko tai gyventi, be abejo. Tai pagrindinis eksportas yra kava ir kadangi, kaip matot, žmonių tikrai 49 milijonai, o šalis tik tai 3,6 karto didesnė negu Lietuva, tai pabandykime įsivaizduoti, kiek reikia valgyti žmonėm tam, kad jie išgyventų. Tai tam, kad jie išgyventų, jie, kaip matot, jeigu Lietuvoje tai virš 30% miškų, Ugandoje iki 15% miškų. Ir va čia šita skaidrė rodo, kas vyksta su Ugandos natūralia gamtinė aplinka. Žmonės kerta visur medžius ir su kapliais, gal tik vieną kažkur nuotrauką turiu, su kapliais tą žemę dirba, rauna kelmus ir sodina tai, kas jiem duotų maistą. Tai šiuo atveju mes matom bananus, bet šiaip visas žemės ūkis ir jie valgo tą patį, jie augina tą patį, ką ir mes auginam. Ir bulvės, ir pupeles, ir kopūstus, ir špinatus, ir visa kita. O jau nekalbant apie vaisius, avokadus, mango, tai, žinot, galiu taip vaizdžiai papasakot, kad net seilės teka nuo tos skonio tų vaisių. Čia toliau šitomis nuotraukomis tarsi toliau iliustruoju, kad kaip sunaikinta natūrali gamtinė aplinka. Ir viskas, visur dominuoja žemės ūkis. Nežiūrint į tai, statistikoje rašoma, kad Ugandoje yra 11% visų pasaulyje esančių paukščių gyvena Ugandoje. Ir Uganda yra turtingiausia bioįvairovė, sakykime, bioįvairovė visam Afrikos žemyne.
Tai tada galėtumėt manęs klausti, jeigu jie taip iškirtė viską masiškai, tai kur ta bioįvairovė? Kur ta bioįvairovė? O bioįvairovė yra būtent saugomose teritorijose. Apie 16% Ugandos yra saugomos teritorijos, nacionaliniai parkai, draustiniai ir taip toliau, panašiai kaip ir Lietuvoje toks pat procentas. Ir ten neapsakomai griežtai viskas tik tai gamtos labui, ne žmonių, o gamtos. Žmonės yra priesteigę šitas saugomas teritorijas, nacionalinius parkus, iš šitų teritorijų net iškeliami fiziškai ir pastatomi vartai. Paskui pamatysit į tas teritorijas įvažiavę ir kaip sako, ir ten dirba ir veiklą vysto nacionalinių parkų darbuotojai su reindžeriais priešakyje, kurie su Kalašnikovo automatais ir mus, kur mes beėjom, saugomose teritorijose, nacionaliniuose parkuose visur lydėjo grupelės taip iki 10 žmonių, prieki reindžeriai su Kalašnikovu, gale taip pat ir dar gidas. Tai žodžiu, saugomi ir turistai, kadangi gyvūnų tikrai labai daug. Bet šiandieną, žinokit, netgi sąmoningai gyvūnų nedėjau šitas skaidrės. Mes jų tik prisižiūrėti per televizorių, ir begemotų, ir dramblių, ir buivolų, ir antilopių, nu kam čia jas dar rodyti? Ir taip aišku, kad ten tiršta jų. O čia savo pranešimu aš noriu truputėlį kitų aspektų pažvelgti į šitą šalį. Dabar taip, jeigu gyvena žmonės, tai reiškia, jie kažką valgo, tai kaip jau sakiau, 80% dirba žemės ūkyje ir žemės ūkio produktų jų net perprodukcija tenai yra. Tada man labai aišku, tik tai pastebėjimas, galbūt Jonas žino, kur kaimo vietovėse žmonės gyvendami savo tokiese molinukėse arba tuose garažiuko tipo gyvenamuosiuose namuose, kažkur jie vandenį ima. Ištisai teko matyti, kaip ir šitoje skaidrėje, žmonės einančius su geltonom tokiom talpom, nešančius vandenį ir man labai patinka va šita dešinioji skaidrė, kuri iliustruoja. Matot, kas tik tai paeina, kas tik tai panešti gali, visi kartu eina nešti vandens. Visi, mama su didesniu, visi vaikai pagal ūgį, bet visi eina nešti vandens. Dabar aš nežinau iš kur, Jonas galbūt pasakytų iš kur daugiau, aš tai pastebėjau, arba mes pastebėjom, kad kai prieš pietus buvo lietus, iš kalnų atitekančiomis upėmis pasipylė vanduo. Tai tada prie vandens, tiesiog kaip į festivalį žmonių susirinkusių su talpomis, ir maudosi, ir vandenį semia, ir džiaugiasi, ir tiesiog masinis vandens nešimas. Tai nežiūrint į tai, kad Uganda, nepasakysi, kad kraštas be vandens, Ugandoje yra ir Viktorijos ežeras, pats didžiausias ežeras Ugandoje, Afrikoje visoje, jo plotas, taip daugmaž pasiskaičiavom, toks plotas kaip Lietuva. Ilgis ir plotis virš 400 km ilgio ir pločio ten kažkur tai virš 200, taip, gal daugiau truputį negu. Tai ir Nilo ištakos Ugandoje, ir kanalai, ir ežerų mažesnių, ir Alberto ežeras, ir kitų, bet vanduo, ko gero, jiem yra problema. Kaip matot, prie vandens pradžioje žmonės, o tada jau lietui palijus ir piemenys su gyvulių bandomis ateina. Tai dabar vėl bėgant per šitas temas, jeigu žmonės gyvena toje šalyje, kažkur gyvena, kažką valgo ir be abejo visa žmonija paremta tikėjimas. Tai Ugandoje 42% save laiko krikščionimis, 36% anglikonais ir likusieji ten musulmonai ir kitos religinės pakraipos. Tai pasižiūrėjau, o kadagi krikščionybė atėjo į Ugandą palyginus su Lietuva.
į Ugandą atėjo tik tai prieš 148 metus. Pirmieji krikščionybės nešėjai atnešė ten krikščionybę. Ir paskui mes pasižiūrėsim, man Gintas padėjo įkelt vieną video, tai mane be galo sužavėjo, mes pataikėm, važiavom čia pro šalį ir žiūrim, kas čia tokie kaip didžiuliai rieduliai, kas čia tokie kryžiai išpiešta kažkokie, tai čia pasirodo pirmųjų krikščionių, pirmiesiem nukankintiem krikščionim atminti yra būtent šitas kompleksas, nu, aš nežinau, Jonai, gal pats žinai, kas čia, natūralūs rieduliai, ar kas čia yra tokie? Bet tai čia yra, jo, tai va čia ant, va šitas va, kompleksas, va toksai visas ištapytas pirmųjų krikščionių nukankintų, atnešusių čia tikėjimą portretais. Ir paskui paleisim vieną nuotrauką, vieną video, kur jie meldžiasi. Čia aš nufilmavus esu, kad padėtas kryželis, Marijos skulptūrėlė ir tarp šitų visų, sakykime, gamtinių objektų suklaupę grupelė žmonių, jie meldžiasi, bet jie meldžiasi dainuodami. Jų, nu, vat, atrodo tas pats tikėjimas, bet jie visą laiką sklinda melodijos ir visi kartu gieda, galbūt pavadinkim. Pataikė, čia irgi neįdėjau tos nuotraukos, važiuodami pataikėm, taip matomai, gal ten anglikonų pakraipos tikėjimas, gal kažkoks kitas, sustojom pavalgyti ir girdim, nu tokia muzika, nu tokia tranki muzika, kolonėlės, bet va taip, nu pro šoną pradainuoja, ten tokie vaizdu, ten visokiais balsais. Nuėjo vienas iš mūsų ten artin, įėjo į vidų, o ten dainuoja, šoka, linksminasi, aleliuja, ten vyksta pamaldos. Tai bet religija truputėlį kitokio tipažo ir išraiškos galbūt negu pas mus tikėjimas. Aš jau minėjau, kad prieš steigiant saugomas teritorijas pradžioj fiziškai iškeliami žmonės iš tų teritorijų. Ir tik tai tada prasideda, kaip jie sako, įmanoma reali biologinės įvairovės apsaugos veikla. Tai pigmėjai yra tokia gentis, kurių pasaulyje yra ir kitose jų sutinkama šalyse ir Azijos šalyse kelios gentys, bet jos kitaip vadinasi. O kas tai yra šitie pigmėjai? Pigmėjai tai yra tokia gentis gyvenanti šiuo atveju Ugandoje. Jie gyveno toje teritorijoje, kur įsteigė Kalnų Gorilom nacionalinį parką. Jie miškuose, jie miškų gyventojai per amžius. Per amžius jų genetika tokia, jie tik tai rinkėjai ir medžiotojai. O kada ir jie labai mažo ūgio, suaugęs vyras yra iki 1,50 m ūgio. Ir kodėl jie tokie mažiukai, tai aišku, čia mokslininkų visokiausių nuomonių. Galbūt, kadangi miškuose gyvena, trūksta šviesos, trūksta vitamino D, ten nesigamina kalcis, ten be to ankstyva reproduktyvinė branda, ten iškart jau vaikiukai, va pavyzdžiui, va šitas vyrukas, va 19 metų, man va lygiai čia, jūsų vaikiukų ant rankos, nu, žodžiu, neaiškios priežastys, bet yra tokios genetikos gentis. Ir jie buvo išvaryti iš tų miškų ir dalis iš jų į miestus pateko, o mes apsilankėm vienoje gentyje, kuri gyvena iš miško, juos išvarė nuogo kalno. Ir žinot, man iš viso to buvimo 2 savaitės Ugandoje liūdniausia ir sunkiausia diena buvo va šita, kada mes tokiais gražiais ežerais, su laivu atplaukėm pas pigmėjus, aš jau pati vizualizuoju, į mišką, čia, oi, kaip įdomu, čia miške, nieko ne miške, jie yra išvaryti,
lygiai taip pat kaip augalai atplėšti nuo savo šaknų. Ir kas liūdniausia, jie, galima sakyti, nu, aš susidariau tokį įspūdį, kad jie stipriai degraduojantis kaip žmonės. Jeigu visi ugandiečiai kukliai, paprastai, bet švarūs, tvarkingi, jie gali apsirengę, pasipuošę, mesgi važiuodami į Ugandą, tai jau čia vieni kitiem visko pirkim, ten visokių flamasterių, šitų užrašų knygučių, drabužių visokių, kas ką galim savo, atiduokim, ten labai reikia. Mes neturėjom ten kam duoti. Mes neturėjom ten kam duoti, nors jie gyvena gana kukliai ir super kukliai, bet jau iki tokio laipsnio tvarkingi, nei vieno apiplišusio. O va šitie pigmėjai, nu va tokie jie. Va jie tokie. Ir jie lygiai taip pat galėtų su kapliais eiti, kapliuoti tą žemę, auginti, bet jie neprigijo persodinti. Jie persodinti neprigijo. Ir jau ta diena, kokie buvo emociškai sunki, tokie, na, aišku, mes atidėm viską, ką turėjom atsivežę šitiem pigmėjam, eina iš paskos, va tokie, duok pinigų, angliškai žino tik tai, va tą, manį, ten jau dolerių duok, niekur kitur, tik tai pas pigmėjų. Kaip matot, purvini gyvenant ant ežero kranto, purvini nušiurę, o va čia va dešiniai pusėje mes matom, va štai kur va ta jų gentis, pas kurią mes buvom, ir suaugusių, ir vaikų. Vaikų va čia va irgi, mes va čia su jais bendravom, o va čia dešiniai pusėje šalimais pastatas, yra toksai, matot, jisai va tokiom be langų, tik tai užkalta ir va čia skylės, čia pigmėjų vaikų mokykla. Ir iš visos pigmėjų genties tik tai 3 mergaitės eina į mokyklą, bando truputėlį mokytis anglų kalbos. Tai slogu buvo, slogu. Čia tikrai buvo slogu, bet didžiausias slogumas dėl jų kaip genties atkirstų nuo šaknų, va tokio neprigijimo kitur. Tai va tas, va, kai gamtoje mes elgiamės dirbtinai tarsi prievartą, tai, nu, čia rodoma, kad nelabai tokie liūdni rezultatai. Kas man labiausiai patiko, pigmėjai dar išsaugoja savo, čia ne joks ansamblis, čia jie patys. Išsaugoja savo etninę kultūrą. Aišku, šokinę turkės toką ir didelį joks ansamblis, tai, kad jie savo etninę kultūrą dar išsaugoja tiek, kiek mes pastebėjome. Taip, dabar vėl toliau gyvenimą rodo, atskiros genties gyvenimas, o dabar, kadangi ten rekomenduojama, kaip aš jums sakiau, Užsienio reikalų ministerijos rekomenduojama nevykti dėl visokiausių ir politinių neramumų ir visokių ligų galimų, tai kažkaip tai, taip jau buvo lemta. Mes įsivaizdavom, kad tai būna tik didžiuosiuose miestuose, bet mes važiavom eilinį kartą iš vieno nacionalinio parko į kitą ir žiūrim priekį, važiuoja va čia sunkvežimis aplipęs, va tokiais iš visų pusių jaunuoliais, kažką vežasi, žiūrim, plakatą kažkokį, tai jie čia vežasi, tada ant posūkio, va štai kur dar už 100 metrų kitas vaizdas ant posūkio išvirtusi, nu pavadinkim, fūrą, bet kaip įdomu, aš kalbu apie politinius aspektus, ant šito, nu, galbūt kelių darbuotojas, ar kaip mes jį pavadintumėm, liemenės, irgi kažkoks tai plakatas, kažkoks tai vaizdas, kažkokia tai agitacija, ir tik tai paskui mums padėjo susivokti. Tada mes įvažiavom jau gyvenamąją vietovę, kurioje pilna žmonių, pilna.
ir mokiniai iš mokyklų suėję, ir kaimo moterys matosi eina būriais, policija, kareiviai, tanketė su kulkosvaidžiu irgi ten. Ir mes įvažiuojam į visą tą, įvažiuojam ir niekur pajudėti negalim. Ir stovim vidury, kadangi važiuojam keliu, o aplink veiksmas vyksta, tai sakyčiau, mūsų vairuotojo, gido ar vairuotojo sumanumo dėka, jis ten visokiais kelkraščiais, viskuo ten, jau jam jau grasinosi, kad tu neturi teisės taip važiuoti, išvežė mus, bet ką aš norėjau tuo pasakyti? Tai vyko prezidentų priešrinkiminės kompanijos renginiai. Jų prezidentas renkamas kas 5 metus ir jis prezidentauja, tas pats prezidentas 39 metus jau ir tuoj priešrinkiminės kompanijos tas laikas, kada prasideda agitacija. Tai mato, ta agitacija, kai prezidentas jau tiek metų prezidentauja, tai jinai visur labai stipriai matosi, kad už ką reikia balsuoti. Bet pasirodo, tenai matėme ir kitų plakatų jau, ir tie visi šurmulys toksai tarp visų, kur jau nebegalėjom pravažiuoti, tai mes supratom, kad ten tarp kelių kandidatų šalininkų tas toksai šurmulys vyko. Tai čia tokie politiniai aspektai. Va čia irgi dar per tą miestelį važiuojant. Dabar paminėjau apie tai, kad yra 10 nacionalinių parkų Ugandoje, saugomos teritorijos užima 16% ir visa, jau kartoju netgi, visa bioįvairovė yra saugomose teritorijose, kurios išskirtinai daug. Aš turiu labai daug nuotraukų, labai daug filmuotos medžiagos, bet aš žinau, kad šiandien ne tas formatas, kad galėčiau viską parodyti. Tik tai pačius principus. Tai čia įvažiuojam į Krioklių nacionalinį parką. Matot, koks įvažiavimas į saugomą teritoriją? Atrodo, kad pervažiuojam į kitą valstybę. Tarp valstybių nėra tokių ribojimų, tokių, kaip sako, vartų. Bet kada neišvažiuosim, rytojus mes bandėm išvažiuoti iš parko anksti ryte, nes reikėjo pervažiuoti, tai vartai dar uždaryti ir niekas mūsų neišleidžia. Ir įvažiuojant į nacionalinį parką visi turi savo pasus rodyti ir susirašyti vardus, pavardės ir pasirašyti. Ir dar ką noriu pasakyti. Aš manyčiau, kad jie gana protingai elgiasi kaip turintys šalies turizmo politiką, kadangi jie yra gana kukli tokia valstybė ekonominių požiūrių, o turi daug gamtinių vertybių. Tai įvažiavimas į kiekvieną nacionalinį parką yra mokamas. Bet jeigu paprasčiausiai, jeigu aš ten ir nieko nežiūrėsiu, tik tai pravažiuosiu pro vartus, pravažiavimas vienam žmogui į šitą, tarkim, Krioklių nacionalinį parką 90 €. Tada tuo pačiu galiu pasakyti, žygis pas Kalnų gorilas vienam žmogui $800 vienam žmogui. Žygis, ir ten mes praleidom, truputį daugiau negu pusę dienos. Žygis kitam nacionaliniam parke pas natūraliai gyvenančias šimpanzes į miškus, jau kukliau, 250 €. Tai jeigu dar mes ten važiavę, susakom, ekskursiją kažkokią, tai pagrindė į savanas tenai, kad norim važiuoti, tai vidutiniškai apie 30 €. Vat paskutinę dieną mes ten vienam nacionaliniam parke nėra plėšriųjų žvėrių, tai ten žirafos, zebrai, ten ir visi kiti draugiški žmogui, sakykime, gyvūnai, kur galima jau nevažinėti automobiliu ir tik tai iš automobilio filmuoti, fotografuoti, jau galima vaikščioti netgi to. Tai ten 30 € tas palydėjimas už 2 valandas. Tai jie turistus, kaip reikalas paėmė finansiškai už ant trumpo pavadėlio. Bet
kai pasižiūri, ir taip negalim. Akivaizdžiai matosi, kad tos lėšos nueina tiesiogiai dėl šitų pačių teritorijų infrastruktūros kūrimui. Absoliučiai visur saugomose teritorijose yra geri keliai. Jeigu šiaip iš duobės į duobę, mes ten tokie, tipo Latvijos buvom visi nuomavę, sėdėjom gale, tai žinot, tai kaip pameta aukštyn, tai su galva atsitrenki į to autobusiuko stogelį, kad jau man vieną dieną net kaklas buvo jau timpteltas taip. Tai va tokie keliai. O saugomose teritorijose, prašau, asfaltai, savanose vėl pamatysit, puikiausiai su kelkraščiais, turizmui pritaikyta, tualetai švarūs ir taip toliau. Tai va čia labai gaila, kad negalėjau įkelti ant per didelės apimties šito Krioklių nacionalinio parko pagrindinio traukos objekto. Tai yra Merčisono Krioklių filmuotos medžiagos. Filmuotai medžiagoje tai įspūdis, o natūrai tai iš vis nepakartojamas įspūdis. Tai čia šitame prie šito Krioklio upė susiaurėja iki 7 metrų ir jinai krenta virš 40 metrų. Tai čia yra parko pats didžiausias traukos objektas, nekalbant apie tai, kad laukinių gyvūnų labai labai daug. Ten kiti mes 6 ten skrydom ir po pasaulį keliaujantis ir va būtent po tokias egzotinės šalis nusako to, ką matom čia. Tokios įvairovės, tai retai kur pasaulyje, būtent gamtinė įvairovė. Gyvūnai. Dabar, kaip jau minėjau, vienas iš traukos objektų, dėl ko žmonės ten keliauja, tai pamatyti šituos primatus, kurie gyvena, tai yra kalnų gorilos, gyvena jos, viso jų pasaulyje yra virš 1060 kažkelios, o Ugandos teritorija šitam Vindžio neįžengiamų miškų nacionaliniam parke virš 400 jų gyvena. Ir nacionalinio parko darbuotojai, laukit ten, įvažiuoja į nacionalinį parką, va čia 7 valandą ryte. Ir praktiškai visur nacionaliniuose parkuose turistus pasitinka, sakykime, etnokultūros puoselėtojai. Čia apie 7,5. Čia susirinkom tokioje įsivažiavusi, susirinkom tokioje kaip eskrabai, pamandėm. Ir bus instruktažas apie tai, kaip mes ten keliausim, kaip elgtis ir taip toliau. Tai čia buvo apie tai netrumpas, jau visais valandos toks koncertas, bet mane panašus dalykai. Tai taip. Tai dabar vėl grįžtam prie šitų gorilų, eit pas jas, aišku, vėl 2 reindžerių lydimėjom, jos kalnų gorilos, tai yra atitinkamai iki kalnus reikia. Bet kalnai tokio statumo, kur taip reikia laikyti tą lygsvarą, jeigu per daug atsiloši, tavo problema griūsi. Labai status kalnai. Ir, aišku, mes visi turėjom lazdas kalnų ir įveikėm šitos kopimus į kalnus, o kai jau pakilom į kalnus, tada tiesiai džiunglės. Džiunglės yra ūgio, patys gamtininkai geriau žinot negu aš, kokio ūgio, aukščio virš 2 metrų, sąlyginai pavadinkim lianų tipo, arba mūsų apinių tipo, kur susivyję, susiraizgė po kojom ir virš kojų, plius pilna skruzdėlių, pilna, kur mums sakė, tik tai žiūrėkit, kad ten pasus, kad ten kojinės ant viršaus susispauskit, kad tik tai neįlystų, nes jos gana didelės ir jau kai kanda, tai jau kanda.
Tai argi jom uždrausi lįsti už kaklo? Neuždrausi. Jos pasiekė, jos vis vien, kaip sako, skiepina labai puikiai, priekį eina reindžeris, vienas su Kalašnikovo, antras su tokiu kardu, kuris šiek tiek prakartoja džiunglių augmeniją ir mes patenkam pas tas kalnų gorilas. Kalnų gorilos ir tada jau stebėjimas jų. Jos, aišku, migruoja iš vienos vietos į kitą, migruoja po truputėlį, bet patys yra padaręs tokią sistemą, kad 3, šiuo atveju ten, kur mes buvom, tai 3 parko darbuotojai vos negyvena kartu su gorilom. Jos migruoja ir darbuotojai iš paskos seka, kad žinotų, kur jos yra. Nes kiti jų kolegos atves va tokių ežioklius kaip mes, kurie susimokėjo po 800 eurų dolerių tam, kad pamatyti šitą reginį, nu ir jie nori užtikrinti, kad mes pamatytumėm tai. Tai žodžiu, nu ten yra visa sistema ir tam, kad jas pamatyti, kurių yra mūsų planetoje virš 1000. Aišku, galima vieną atskirą temą skirti kalnų gorilom, kaip ten buvo įsteigtas šitas nacionalinis parkas, tokia viena anglų mergina Diana, pamiršau pavardę dabar, kur su gorilom apsigyveno, ten jas suskaičiuoti reikėjo ir taip toliau, o per amžius vietiniai gyventojai gorilos brakonieriavimo objektas. Jas įvairiais metodais medžiojo ir ten kažkam plaštakas naudoja jų kaip vaistą kažkokį ar ką, tai aišku, jinai kovojo, kad jos būtų nebemedžiojamos, kad jos būtų saugomos. Tai paprastai tokių žmonių baigtis jinai yra vienoda, jinai buvo nužudyta. Jinai buvo nužudyta ir jos kapas tenai, bet kadangi Uganda ribojasi su Kenija, tai Ruandos ar Kenijos teritorijai nebepamenu, jos ir kapas dabar tenai. Taip, kad žmonių, kurie yra atsidavę tai idėjai kažką tai saugoti šitoj planetoje, atrodo labai kilni misija, bet labai nelengva, labai nelengva. Taip, kaip jau minėjau, 5 nacionaliniai parkai, čia tik tai pagrindinis, kitas nacionalinis parkas Karalienės Elžbietos nacionalinis parkas, jis bus steigtas 54 metais, o tie Murčisono kriokliai, kur jums rodžiau patį pirmą, tai 52 metais įsteigta saugoma teritorija, tada krioklių nacionalinis parkas įsteigtas vėliau, gorilų Gvindžio neižengiamų miškų nacionalinis parkas, kur buvo gorilos, tai 91 metais ir jis įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo objektų sąrašą netgi. Tai lygiai taip pat, kaip ėjom stebėti gorilų, tai kitam nacionaliniam parke ėjom į miškus stebėti šimpanzių, bet jos yra tiek įpratę prie tų žmonių, kad jos į žmonės visai nekreipia dėmesio. Aišku, reikalavimai užsidėti, visiems būti su kaukėm ir aišku, nekalbėti, tyla, viską. O užsidėti būti su kaukėm, kadangi jos serga tom pačiom lygom kaip ir mes, kaip ir žmonės, kad jų neužkrėstumėm. Bet jos vaikšto pat tokio pat, kaip iki kėdžių ir žmogų visai jo nebijo, o, kaip sako, jos mūsų nebijo, mes kažkaip savitai patenkinam poreikį išvysti tolimus giminaičius savo, nes pagal genetinį fondą tai jie labai artimi yra mums šitie šimpanzės ir gorilos. Dabar dar atskirai aš noriu parodyti truputėlį Viktorijos ežerą, kur irgi teko jame plaukti būtent tokiu laivu, tam, kad stebėti ežero procesus vykstančius gamtinius, čia jau Aušrys specialistas šitų dalykų. Pelkėjimas, ežero pakraščių pelkėjimas ir tada be abejo atsiranda visai kita augmenija,
čia irgi tam Viktorijos ežero pakrašty, Viktorijos ežeras, dar kartą sakau, daugmaž Lietuvos didumo pagal plotą, jisai didžiausias Afrikoje ir antras pasaulyje antras pasaulyje pagal dydį gėlavandenis ežeras. Pagal savo dydį gėlavandenis ežeras. Ir jo, va, matot, kaip pakraščiai jau pelkėja, tai mes pradžioje buvom susodinti va į tokį labai egzotišką laivą su motoriniu, su benziniu varikliuku, gal benzinis, gal akumuliatorinis, mus čia plukdė, kuo toliau plaukiam, tuo labiau mūsų ežeras virsta į tokią kaip vandens kelią. Ir vandens keliu šituo plaukiam tol, pakol netampa jau košė. Šitas vandens kelias, kai tampa jisai košė nuo augmenijos ir nuo pelkėjimo proceso, tada lydintieji tie reindžeriai įsitraukia pagalius ir stumėsi per šitas pelkės pagaliais. Ir jiem taip sunku buvo stumtis. Mes jų net klausėm, tai gal jums padėti, tuo labiau, kad vienas iš mūsų, kur mūsų valtyje tenai jau su mumis buvo, kažkaip tai matosi, kad jis blogai jaučiasi, jo akių baltymai tokie pageltę. Ir mūsų vyrai sako, tai gal duokit, mes jums pastumsim. Ne, sako, man jau gerai, sako, aš jau išėjau į darbą, sako, man jau gerai, viskas sako. Tai paklausėm, o kas buvo netvarkoj. Nu, tai maliarinis uodas įkando ir jiem tas maliarinis uodas ir tai, kad jie suserga maliarija, tai jiem, nu, panašiai kaip, kad aš įsivaizduoju, kad mums erkės įsisiurbė, taip, kad, jie įpratę. Ir dabar galvojom, tai kurgi mes čia taip įrėmės, kodėl čia mums reikia šitai brautis per tuos pelkynus visus. Pasirodo, čia iš interneto paėmiau šitą nuotrauką, nes šiaip fotografuota yra mano, bet jinai iš toliau. Tai jų paukštis, pasididžiavimas šalies, tai yra, jis turi daug pavadinimų, vienas iš jų yra klumpėsnapis. Klumpėsnapis, tai jie plukdė mus būtent parodyti šitą paukštį. Ir vėl ką noriu pasakyti, tai irgi turizmo tam tikra sudėdamoji dalis. Bet ten yra paukštis. Ir jis labai retas. Atvažiavo turistai, vieni, sakykime, iš milijono tais metais. Viskas, tokit pinigas, mes jums kai ką parodysim. Taip, tai ką norėjau tuo pasakyti? Tuo norėjau pasakyti dar kartelį, kad neteiskit, jeigu kažką tai ne taip papasakoju, bet pasakoju tik tai, ką žinau. Arba pati išgirdau, arba skaičiau. Aišku, būtų be galo įdomu. Pavyzdžiui, jeigu sekantį kartą apie tą pačią Ugandą pranešimą Jogos padaryti. Tikrai tas pranešimas būtų dar su kitais akcentais, dar su kitais atspalviais. Tai jeigu jums atrodytų, kad tai įdomu, tai man atrodo, Jonas niekada nesako ne. Gali būti dar antra dalis, kurio laikelio Uganda Jono žvilgsniu.